Netrukus pradėsime dar vieną pokalbį, tačiau prieš tai turiu prašymą. Jeigu tau patinka mano kūriamas turinys, kviečiu prenumeruoti šį kanalą. Taip pat paspausti like mygtuką arba parašyti komentarą po šiuo video. Labai tau ačiū. Labas visiems, mano podcasto Žičkutė kalbina klausytojams bei žiūrėtojams. Šiandien turiu tikrai labai ypatingą man svečią, kadangi su šiuo žmogumi mes pokalbį derinom ilgą laiką, bet galiu suprasti kodėl, nes tai yra nepaprastai įtemptos darbotvarkės savininkas ir labai noriu pasakyti ir vardą ir pavardę, bet prieš tai, kaip ir iš tikrųjų kėliau Instagramo story, sakau, atspėkit, kas gali būti pats, gerai, gal ne pats, bet tarkim vienas pačių geidžiamiausių plaukų bei įvaizdžio stilistų Lietuvoje. Ir man iš karto parašė kelios draugės, kad galbūt tu kalbė apie Kęstą Rimdžių. Sakau, tikrai taip. Tai iš tikrųjų noriu pristatyti Kęstą, kuris yra profesionalus plaukų ir įvaizdžio stilistas bei įvaizdžio namų Kukla Beauty Box įkūrėjas. Tai labas, Kęstai. Labas, Juste. Čia tokia, klausyk, ilga tokia intro, dėl mano to užimtumo aš kažkaip net nepatogiai jaučiuosi. Ne, bet čia tikrai nieko blogo, aš kaip tik norėjau ir pakalbėti su tavim. Nu, kaip tu sakai, tokie yra mūsų laikai, kad visi planuoja savo laiką, bet pamenu, kai derino mūsų pokalbį, parašiau rugsėjo 7 dieną, pasičekinau. Sakau, Kęstai, ir galim pasikalbėti spalį. Ir tu man rugsėjo 7 dieną parašiai, kad spalį yra viena laisva diena. Taip. Ir aš galvoju, tu ką, tu palauk, Kęstai, planuoji mėnesį į priekį ir prieš pokalbį tu sakai, kad planuoji čia ne pusę metų į priekį. Taip, kaip aš ir minėjau, mano dabartinis grafikas siekia sausio vidurį. Aš jau pragyvenau Kalėdas, aš realiai jau viską atšvenčiau, dabar aš jau po naujametiniam etapė esu. Iš tiesų, tai mano tiesiog taip gaunasi, kad mano darbas reikalauja planuoti, derintis prie klientų ir planuoti savo laiką labai į priekį. Dėl to ir gavosi. Ir va tas spalio, ta 4 diena, ką mes šiandien turim, tai buvo vienintelė mano diena spalio mėnesį, kad aš turėjau turėti ją laisvą, bet taip gavosi, kad aš esu ką tik grįžęs po atostogų prieš kelias valandas ir tiesiai stačia galva išvažiavau darbą, dėl to aš ir vėlavau. Tai ta prasme, aš net tą dieną jau nebeturėjau ką daryti ir tiesiog mes buvom sutarę, šiaip tai būčiau tikrai nustūmęs viską ir pasilikęs darbe. Eina sau. Žinai, iš kitos pusės, man atrodo, galbūt tas planavimas ir laisvę suteikia, nes dabar, kaip tu sakai, aš žinau savo grafiką, ten čiut ne sausio mėnesį jau, bet iš kitos pusės galbūt tau leidžia ir, nežinau, kokybiškai planuoti atostogas, laiką su draugais, su šeima. Ir yra prasmės tame planavime. Aš gal iš esmės esu toks žmogus, kur aš mėgstu žinot, ką aš veiksiu lapkričio 6 dieną. Rimtai? Jo. Aš visą laiką toks gal buvau ir už tai man tas priverstinis, sakykime, to laiko planavimas taip į priekį vienaip ar kitaip, jisai manęs visiškai netrigerina. Tai prasme, mano aplinka yra pripratusi, kad aš esu toks, pavyzdžiui, vakarienių vėluotojas. Visi žino, kad čia valandą pavėluoti, man tai čia yra nevėlavimas, dėl to, kad ir ne dėl to, kad aš esu vėluojantis žmogus. Aš esu tas, kurį aš galiu susiruošti per 10 minučių. Tarsi. Aha. Bet mano darbas yra toks, kur aš iki galo negaliu suplanuoti klientės vizito minutę į minutę. Dėl to būna taip, kad jeigu kaip šiandien kažkas pavėlavo pas mane, automatiškai aš vėluoju kažkur tai, arba vėluoju paimti kitą klientę, arba mes turim tada nustuminėti truputėlį grafikus kitų žmonių ir tada automatiškai aš ten baigiu darbą vietoj to, kad planavau 8, baigiu, pavyzdžiui, 10. Tai čia yra dar viena, ar ne, kai vėliau pavygi darbą, viena dalis, bet kita yra dalis, kad pavyzdžiui, kaip tu pats jauties su tuo vėlavimu. Yra žmonių, kurie negali pakęsti to. Ar tu jauti dar stresą dėl to, kad kažkas pavėluoja, griūna tavo namelis? Ar tu jau per tiek metų esi išmokęs priimti, kad taip yra ir taip kitaip nebus? Aš išmokęs iš tikrųjų, tai žinai, klientų yra visokių ir žmonių yra visokių. Yra žmonių, kurie yra etatiniai vėluotojai. Tai mes žymimės jas. Mes meluojam laikus, pavyzdžiui, atėjimo. Tarkim, jeigu mes užrašom 14:30, mes, pavyzdžiui, sakom, kad ją užrašom ten, pavyzdžiui, 14:10. Ir tada plius minus neateis tuo laiku, kada man reikia. Tai čia tokie, žinai, čia tokie mūsų verslo triukai. Ir yra, kur, tiesiog force majorai vyksta. Tai nėra kiekvieną dieną, bet tiesiog šiandien, kamščiai, vidury dienos. Aš pats važiavau, aš už tai niekada nemigruoju iš darbo metu, dėl to, kad man per sudėtinga taip apskaičiuoti laiką. Ir aš įsivaizduoju, kad ypatingai mano klientai, tai vis tiek yra tie žmonės, kurie yra
apart to, kad daug dirbantis, jie šiaip daug veiklos turintis. Jie ir sportuojantis, ir labai intensyviai gyvenantis, ir vaikų turintis, ir atsakomybių daug turintis. Taip. Tai automatiškai, kaip aš juokiuosi, kad daugelis jų yra tokios Bolto vairuotojos, kur kiekvieną valandą tu kažkur tai migruoji per miestą. Tai, kad tu kažkur netyčia pastriksi ten tas 7 minutės, kaip ir atrodo, nėra čia didelis vėlavimas. Bet kai išėlės 3 klientai po 7 minutės pastringa, tai jau gaunasi atlendo dėj, kad aš vėluoju pusvalandį. Tai tavrasne, kitas dalykas vėl, gyvenant mieste, tu nesusiplanuosi taip, nebent tu iš tiesų esi gal arba labai labai kruopščiai planuojantis žmogus, kuriam, kaip tu sakai, tau tas pavėlavimas kelių minučių yra tiesiog varo stresą, arba iš esmės, nežinau, kitaip tikriausiai, kad nebus, nes tau tada gal reikia rinktis kažkokį mažesnį miestelį, nes dabar čia yra tiesiog nūdienos gyvenimo būdas, nežinau kaip. O tu nesijauti tada, kad vis laik, gyveni į priekį, tas momentas, kad viskas į ateitį, nes planavimo yra tiek daug, tu žinai, ką veiks ir toks. Mano klausimas gal labiau yra apie tai, ar tu sugebi pabūti čia ir dabar. Žinau, kad yra labai klišė, bet kai tu įsimastai, įsigalvoji tą mintį, kad, iš tikrųjų, tu žinai, ką veiksi jau sausį. Kiek tau pavyksta būti čia ir dabar tam procese ir mėgautis gyvenimu? Sudėtinga. Aš save kartais stabdau labai smarkiai. Aš, tuo klausimu aš iš tikrųjų atvirai sakau, aš dirbu su savim dėl to, kad kai aš įsibėgėju ir, aš nebijau pripažinti to, kad aš esu darboholikas. Tai aš visą laiką, aš tą turėjau nuo jaunystės kažkokį spyrį, aš turėjau perdėtą atsakomybės jausmą. Ir čia tokia trumpa istorija, kažkada aš ten vaikščiau, žodžiu, į terapijas kažkurį tai laiką ir aš atsimintu pirmus tuos ten kartus pas savo tą terapeutą, kai aš atėjau. Ir man sako, jūs vardinkit savo gerasias charakterio savybės. Ir aš sakau, manau, kad viena geriausia mano charakterio savybė yra atsakomybės jausmas, nes aš esu toks. Ir paskui ten po kažkiek tai laiko man sako, aš dabar vardinsiu jūsų blogiausias savybės. Tai pati blogiausia yra per didelis atsakomybės jausmas. Ir aš tada, kaip taip gali būti, juk čia visiems tas patinka. Tai jinai ir tada pasakė, nes tu nusimnėjai nuo savęs viską. Tu viską darai aplinkai, bet nebelieka to savo, kada savo kažką gero padaryti. Tai čia apie tą planavimą į priekį ir gyvenimą į priekį. Tai dėl to aš mokausi, neišmokęs, bet mokausi gyventi čia ir dabar ir mėgautis dabartiniu procesu, o tiesiog į priekį tos dalykus aš tiesiog į tai žiūriu kaip į savo, nežinau, ir darbo, ir gyvenimo dalį, nežinau, kitaip tikriausiai, kad nebus šiai dienai. Ir kitas dalykas, aš ir nenorėčiau, kad būtų, dar dadėkim taip, aš nenorėčiau, kad būtų. Plius yra dar vienas momentas, kalbant apie darbus ir apie tą daug dirbimą. Yra vienas didžiulis skirtumas, kaip aš sakau. Aš kartais būna, kad aš dirbu ten 12 valandų, kartais būna dirbu 14 valandų, kartais būna dirbu 6 dienas, 7 dienas per savaitę, taip. Bet visas tas kitas likęs laikas, kuris yra paroj, jis yra skirtas man asmeniškai. Tai aš galiu dėliotis sportą, filmą, teatrą, vakarienės, keliones, knygų skaitimą. Ką norėsiu, tą darysiu tą akimirką. Daugelis jūs turite šeimas, šeimos turi vaikus. Ir tada, kad nesvarbu, kad tu atidirbi ten tas 8 valandas, tarkim, ir tau lieka ženkliai daugiau to laisvo laiko nei man, bet tas laikas tavo laisvas, jis ne tavo, jis yra šeimos laikas, kad turi skirti vaikam, skirti jų edukacijai, skirti namam, buičiai, ten, nežinau, antrai pusiai ir visiems kitiem dalykam. Tai aš manau, kad paskaičiavus, kiek iš tiesų to tokio gryno laiko savo turi daugelių žmonių ir aš manau, kad aš turiu jo daugiau. Taip. Sunku patikėti. Taip. Nes tu sakai, tai jeigu tu baigi darbą 10 valandą, tai apie kokį mes laisvalaikį aš turiu už tai, aš galiu sėdėti ir žiūrėti sieną, pavyzdžiui, 3 valandas. Jeigu man to norėsis, aš tiesiog tą galiu daryti. Aš galiu skaityti knygą, aš galiu eiti vakarienės, aš dėl sporto, pavyzdžiui, aš buvau apleidęs sportą, dabar supratau, kad aš vėl noriu grįžti, tai aš einu 7 ryto. Bet disciplina kokia turi būti, ar ne? 7 ryto sportas, baigi 8, vis tiek nori nusimaudyti, pavalgyti pusryčius, tada į darbą ir tada iki 10 varai. Tada ne taip pas mane vyksta. Aš 7 būnu treniruoti, be 15:08 baigiu treniruotę, perinu į kitą gatvės pusę, tiesiai į darbą, tada ten kavos, jeigu noriu, ten pusryčiai dar kažkas
ir po 8:05 užstojusi prie pirmos klientės. Darbe viskas. Jo, Gyvenimas viskas darbe. Jo. Aš žinai, kai rašiaus mūsų pokalbį, aš tai prašau klausimus ir galvoju, kiek Kęstas dirba valandų per dieną ir akivaizdu, kad dirbi labai daug. Ir po to, žinai, man toks klausimas kilo, galvoju, ar tai yra dėl to, kad tu labai nori ir tau patinka, ar dėl to, kad jeigu tu atsitrauktum šiek tiek nuo verslo, tai viskas stotų salone. Bet kaip suprantu, pirmas variantas, tu kaifuoji nuo to. Aš tai manau, kad gal aš pradėsiu nuo antros klausimo dalies dėl to stojimo. Žiūrint, kuriam laiku aš atsitraukčiau tikriausiai. Tarasne, tai aš esu įstikinęs, kad nepakeičiamų nėra. Tarasne, gyvenimas yra toks, kad jisai turi keistis. Ir aš net nebejoju, kad tikriausiai ateis ta diena, kad aš ir nebenorėsiu, ir nebegalėsiu fiziškai tiek būti darbe. Jo, taip vis tiek kažkam teks perimti tą įdirbį, kas yra padaryta per tiek metų. Bet vis tik aš esu tas, kuriam man patinka tą, ką aš darau ir aš tikrai tą darau, stengiuosi daryti maksimaliai nuoširdžiai. Ir va čia tai tikriausiai yra tas, kur aš gyvenu čia ir dabar. Jeigu aš dirbu, aš esu labai koncentruotas, tai ką aš darau, aš žinau, kokio aš noriu rezultato ir aš maksimaliai viską padarysiu, kad tą rezultatą pasiekčiau. Tai čia man yra labai sudėtinga tuose procesuose mane sustabdyti ir mane įtikint, kad gali būti kitaip. Tai aš esu toks, mano ta kokybinė kartelė suvokimo daugelį vietų yra truputėlį aukštesnė daugelio žmonių. Ir čia nėra, aš nestatau to kaip irgi kažkokios geresnės ar geros charakterio savybės. Tai yra tiesiog vėlgi tas pats maksimalizmas tikriausiai, kuris dažniausiai būna jaunatviškas, pas mane jau nebe toks jaunatviškas, bet vis dar maksimalizmas. Man atrodo, tai viena iš priežasčių, kodėl tiek daug metų, porą dešimtmečių, daugiau nei porą dešimtmečių jau esi tame ir esi geidžiamas be proto. Bet žinai, aš taip galvoju, mes kalbėjom apie klientų aptarnavimą šiek tiek, ne prieš pokalbį. Ką reikštų Kęsto atsitraukimas iš, tarkim, verslo, ar ne, kad visi toliau dirba, ar ne, salone, visi, bet Kęsto nėra tiek. Kaip manai, kiek klientam būtų, kiek padarytų įtakos to, kad Kęsto nebūtų kiekvieną dieną? Aš tai manau, kad padarytų. Dėl to, kad vis tiek mane pripratę visi pirmiausia matyti. Čia, ta prasme, tas perimas vis tiek kažkoks turi būti kaip čia pasakyti, gal tada ir galvokime apie tai, kad tai vieną dieną įvyks. Vienareikšmiškai tai vyks. Kaip aš sakau, mano darbas ypatingai, kas susijęs su, aš turiu daug veiklų, bet mano pagrindinė veikla vis tiek yra plaukai, jo, tai apart to, kad tai yra ten emociniai dalykai, tai yra paprasčiausiai fizinis krūvis. Tarsi, kur ateis laikas, kai tu tą 12 ar 13 valandų fiziškai negalėsi išstovėti. Galų gale, bet, tarsi mes turime ir tų profesinių ligų, nuo pradant ant sąnarių, kvėpavimo takų ir taip toliau, kas tiesiog su amžiumi tas pradės jisai ryškės, nes pas visus tas ryškėja, aš irgi nesu čia kažkoks geležinis. Tai, bet aš save įsivaizduoju visai kitokios amplua. Kitas dalykas, kadangi aš turiu vėlgi, kaip sakiau, daug veiklų, tai aš toliau galiu dirbti su, tarkim, tais pačiais įvaizdžiais, rūbais, tarsi, kur fiziškai man nereikia sėdėti ir daryti. Aš tiesiog dalyvauju primatavimuose, dalyvauju susitikimuose, dalyvauju aptarimuose, dalyvauju kūrybiniam procese. Aš įsivaizduoju save tam pačiam salone, kad aš taip pat galiu būti kiekvieną dieną. Gal ne po tokį kiekį valandų, bet aš galiu bendrauti su klientais, aš galiu daryti konsultacijas klientų, ta prasme, aš galiu toliau taip gaidinti savo komandą, ką aš ir dabar darau. Tai ta prasme, iš esmės tas mano atsitraukimas toks jisai, tokį aš įsivaizduoju, kuris visiškai nepaveiktų verslo kaip po verslo. Kitu atveju, jeigu tiesiog aš sugalvočiau nuo kitos savaitės, kad viso gero išvažiuoju į Ispaniją gyventi. Tai tada manau, kad būtų visai kitas reikalas. Aišku, kad viskas labai greitai sustotų, nors aš turiu nerealią, puikią surinktą pro komandą, kuri yra užaugusi kartu su manim ir tai žmonėm aš pasitikiu 100% ir mano klientai pasitikiu 100%, bet vis tiek aš manau, kad vis tiek turi būti ta ašis tokiuose smulkiuose versluose, kur yra ta energijos užtaisas, kur tave pakaučina, kur įneša kažkokios dvasios ir taip toliau. Ir tikriausiai toj vietoje esu aš, tai ta prasme, kad būtų gal sudėtinga ir kolektyvui, sudėtinga ir pačiam klientui. Bet sakau,
aš artimiausiu metu to nėra mano planų sąrašuose, bet vėlgi, kaip aš sakau, sveikata yra toks dalykas, kur mes nežinom, kas gali iššokti ir juo labiau dabar paskutinius tuos keliarius metus aplinkoj kažkaip byra labai žmonės ir byra labai stiprų žmonės. Ir sakau, dabar visai nesenai mano viena klientė išėjo ir super charizmatiška, super talentinga, super graži ir visokia kokia. Ir kaip aš sakau, dar kartą mums visiems parodo, kaip tu turi gyventi čia ir dabar. Kaip planuot gali labai smarkiai prieki, bet tiesiog mėgautis dabar tuo, ką darai. Ir nedaryti to, ko nenori daryti. Ja, čia, žinai, akmenį reikėtų iškalti. Tuo žodžius. Šiaip, Kęstai, aš kai atvažiavau į Vilnių gyventi, tik tai studijuoti, aš pamenu, kaip reikėjo, žinai, vėl susiieškoti kirpyklą naują, ar ten medicinos, žinai, personalą, visus tos dalykus. Ir aš pamenu, jau tada studijų metais man tavo vardas, pavardė ir salonas skambėjo kaip kažkas mistiško, nes su kuo pakalbėdavai, būdavo vis laik tie mitais apipinti dalykai, kad, pavyzdžiui, pas Kęstą neįmanoma patekti. Arba jeigu patenki, tai pinigai yra kažkokie kosminiai, tokie neįkandami, žinai, žemiškam žmogui. Tai tas mitas apie tai, kad neįmanoma pas tave patekti, kiek jis yra iš tikrųjų tikras? Neįmanoma pas mane patekti. Šitą prasme, pas mane asmeniškai aš galiu ranką prie bet kokio savo organo pridėjęs pasakyti, kad šiai dienai tiesiog yra fiziškai neįmanoma. O kiek laiko? Dėl ko? Tai yra paskutinius kokius 5 metus. Tai yra, aš nemeluosiu, kadangi man patinka iššūkiai, tai kartais būna, ne kartais, kiekvienus tuos metus aš paimu po kokias 3, maksimum 5 naujas klientės savo klientų sąrašą. Ne pagal pavardės, ne pagal finansinius rodiklius ar dar kažką, dėl sportinio intereso tam, kad aš tiesiog neužsibūčiau tame pačiame. Tai dėl ko aš nedirbu su naujais klientais? Tu pati matei mano užrašymus asmenį. Mačiau. Taip. Tai aš dirbau į pamainą, tai reiškia, pamaina tai yra mano darbo diena, su 2 asistentais ir pas mus per tą 12 ar 13 valandų apsilanko vidutiniškai 15 kirpimų dažymų. Tai ta prasme, bet koks naujas klientas, tai aš jį turėčiau užsodinti kam, kitam ant kelių. Nes fiziškai pas mane yra suskaičiuotos minučių tikslumo. Kiek laiko vyksta dažymo procesas, kiek plovimo procesas, kiek procedūros, kiek taip ir viskas kaip laikrodis važiuoja. Tai čia ne dėl to, kad aš nenoriu. Aš tai tikrai labai daug dalykų noriu, bet tiesiog fiziškai šiai dienai tai yra neįmanoma. Bet čia yra buvęs toks bajeris iš tikrųjų, labai juokingas. Aš atsimenu, čia buvo prieš kokius blemba tikriausiai 5 metus, kai čia pradėjo jau labai smarkiai tos kalbos klis, kad čia neįmanoma patekti ir taip toliau. Ir aš atsimenu, aš pats dar senoji kukla buvo ir atsidaro duris, o aš dirbu ir matau, kaip atsidaro duris ir įeina tokia simpatiška moteris. Jis eina prie administratorės ir sako, aš noriu užsirašyti pas Kęstą. Ir mano administratorė klausia, ar jūs esate buvusi? Jis sako, nebus, aš nauja klientė, man ten rekomendavo tas. Ir mano administratorė sako, labai atsiprašom, bet pas Kęstą šiai dienai mes neturim galimybės naujiem klientam užrašyti, jinai tada gal waiting listą. Nedarom waiting listų dėl to, kad neaišku, kada galėsim pakviesti ir taip toliau, nenorim nieko žadėti. Žodžiu. Jinai tada išsitraukia vizitinę kortelę, padeda ant staloje ir sako, žiūrėkite, čia yra mano telefono numeris, ten paskambink man, jeigu kažkas numirs. Apsisuka ir išeina. Aš palauksiu. Tai čia yra true story, iš tikrųjų. Tai tų visų atvejų, kad tokių su juoko forma, nes tai buvo tikriausiai juoko forma, iki labai rimtų, grėsinančių žinučių iš institucijų, iš kažkokių didelių verslininkų, tai aš pripratęs įsugauti. Tai va. Žinok, šokiruojant informaciją iš tikrųjų. Nes žmonės nesupranta dėl to, kad iš tiesų, kaip aš sakau, tie, kurie nebuvę kukloj, jie nesupranta, kokiu principu mes dirbam. Ir kad tai nėra tas, kad aš atėjau į darbą, daug kas įsivaizduoja, kad aš čia sėdžiu, kūrybinu, parūkiau, kavos išgėriau, tada atėjo kita šampaniuko pagėrėm, čia biški kažką padažėm, biški kažką pakirpom, susimokėjo man ten 2000 ir jinai išeina laiminga 4 savaitėm. Tai tas, kas ateina ir pamato ir visi man tą patį sako,
nu bet blemba jūs čia ir varot. Tai tipo, nu bet jūs ir dirbat. Dėl to, kad niekas nesupranta, nes pas mus tiesiog tie darbo principai yra truputėlį kitaip padaryti, skoordinuoti. Tai čia sakau, čia vėlgi nėra nei mano variantas geresnis, nei kitas salonas yra blogesnis. Čia mes dirbam visi skirtingai. Aš mėgstu dirbti taip. Aš tiesiog gal mano, kadangi kitai metai mano yra karjerai 25 metai, tai aš tiesiog įpratęs buvau, kadangi daug dirbti ir daug veiklų turėti ir daug tų klientų turėti ir prasme pradėjo tas srautas eiti labai didžiulis, kai aš buvau labai jaunas ir man teko jį suvaldyti kažkaip. Tai tiesiog tai buvo vienas iš variantų, ką aš parsivežiau iš užsienio savo važinėjimo, iš tų visų kelionių. Ir aš supratau, kad ten taip veikia salonai, tai čia nėra mano kažkokia sukurta sistema. Ten tiesiog taip veikia salonai ir aš pabandžiau įdiegti tada, kada turėjau galimybę jau pas save esančiam salone. Taip. Tai vėlgi, tai sakau, tai čia ne dėl to, kad aš nenoriu, čia dėl to, kad aš fiziškai neturiu kada. Jo, bet matai, mitas reiškia, teisingas buvo. Bet šiaip, Kęstai, aš taip, žinai, galvoju, tavo talento nieks negali nuginčyti. 25 metai, tu turi kažką daryti tikrai gerai, kad būtum savo srities profesionalas, pas tave norėtų eiti. O tu, pavyzdžiui, esi pajautęs gyvenime, kad kažkas pas tave nori ateiti vien dėl to, kad tu esi Kęstas Rimdžius. Taip. Kad tai neva yra prestižas, po to galėčiau pasigirti, nes, man atrodo, pirmiausia turėtų būti tavo darbo rezultatai. Bet gal kažkam tai yra, kad kas mane kerpa? Žinoma, jūs tai žinoma. Tvarsiant dabar paskutinius kokius, nežinau, tikriausiai, kaip aš sakau, viskas stabilizuojasi, kai tu uždarai savo klientų grupę. Aš turiu didžiulę prabangą iš tikrųjų, kurią turi tikriausiai mažai meistrų mano srityje, kad aš galiu rinktis, su kuo dirbti. Aš galiu rinktis patį klientą. Dabar jau šiai dienai. Tarasme, jeigu... Bet tas viskas tai yra didžiulis ilgas įdirbis, ką aš dariau tuos 25 metus. Ir tai yra tas pasirinkimas mano, tai yra paskutiniai 10 metų. Tai reiškia, 15 metų tai buvo juodo darbo, kur, kaip tu sakai, aš turėjau ir teliko laidas, ir aš jau buvau kažkiek tai ten matomas, žinomas ir taip toliau. Ir tada pas tave ateina tos ponios visos ir jos nori, kad tu šoktum. Ir šoktum ir dainuotum prie kėdės. Jos nori, taip. Nes jos neatėjo tavo profesionalumo paslaugos, jos atėjo pas tave. Tu 2,5 valandų laiko, tavo laiko, jinai moka už tai. Ir už tai būdavo taip, kad ten, prašom, praeikit ten, nežinau, kokią nors ten, Ingrida išplaus galvą. Ne, aš nenoriu, kad man asistentė prie manęs liestųsi. Aš moku pinigus tau. Nors iš esmės tai yra, pavyzdžiui, galvos plovimas yra techninis dalykas. Bet tai yra pats principas. Būdavo, mes esam turėję atvejų, kai esam prašę nefotkint klientų, nefilmuoti salone esančių žmonių. Tai prasme, visko būna. Tai tas toks žinomumas mūsų atveju, mano atveju, jis turi ir tas tamsiąją pusę. Tai prasme, tai nebuvo vien tik tais labai fainai. O kitas dalykas yra dar kita pusė, kuri žiauriai faina pusė, kur aš visą laiką sakau, kai tada atvažiuoja kažkas iš mažo miestelio, nes čia važiuoja į Kuklą, pas Rimdžių, čia bėg, čia visas, kaip aš sakau, kaimas išleidžia tave, supranti, tą rytą. Ir tada aš prieinu ten prie kėdės ir ta klientė net akių, aš matau, nepakelia žmogus iš to susijaudinimo ir tada tu su ją pradedi kažką kalbėti ir paskui po tu ten 3 valandų jis sako, bet jūs toks paprastas, jūs toks fainas, aš taip ten nerimavau, aš taip parinaus, aš ten taip stengiausi apsirengt, kad manęs čia nieks nekritikuotų. Tarsi ir tu supranti, kaip va čia dėl šitų žmonių aš ir dirbu. Aš visą laiką dėl jų dirbdavau. Dėl to, kad aš labiausiai norėdavau stengtis dėl to, kuris susitaupė tą ten 100 tuo metu litų ir kuris atvažiavo specialiai dėl manęs su autobusu. Tarsi, nes jam tai yra šventė, jam tai yra toks big deal. Tai tarsi, aš galiu ir šokti, ir dainuoti, ir išsirengti iš savo marškinėlių. Tarsi, čia man buvo svarbu. Ir man dabar aš vienu momentu buvau salone, ten, mes kai atsidarėm užsiklijavęs tokį plakatą ant durų. Nes tada tai aš visus turėjau dar priminėti. Kad savo statusus ir rankinių kainas paliekam už durų. Tik tada įeinam į Kuklą. Nes man visą laiką, man absoliutiškai buvo vienodai, kas pas mane sėdi pas mane kėdėje. Manęs niekas ir dabar nenupirks jokių statusų. Aš visą laiką sakydavau, jums čia ne restoranas,
Tarsi, aš suprantu, jeigu aš esu virtuvės šefas, turiu restiką. Nu, tai greičiausiai, kad jeigu paskambins kažkas big, tai aš tikriausiai nustumsiu tokį kaip mane ir pasodinsiu kažką kitą vietoje manęs, dėl to, kad jis įgers brangesnį šampaną, jis užsakinės, nežinau, ten daugiau maisto, jis paliks daugiau arbatpinigių. Bet pas mane tai įkainiai salonai yra vienodi. Jo. Tai nuo to, kad kažkas pas mane ateina ten su kažkokiom didesniem pajamom, tai man visiškai neturi skirtumo. Bet Kęstai, žinok, aš dėl to, tikrai noriu duoti komplimentą tau. Aš žinau, kad tu įpratęs girdėti labai daug, bet aš esu tas žmogus, galbūt iš tos srities, kur man buvo kažkas tokio ateit pas tave. Ir aš pamenu, kaip labai norėjau registruoti, net neturėjau minčių apie tai, kad pas tave tiesiogiai, nežinau, kad perpildyta, bet net ateit pas tavo iš meistrų jau yra kažkas tokio. Ir aš pamenu, kai atėjau ir pamačiau tave iš šono, kaip tu išlydi kiekvieną, pavyzdžiui, savo klientę, man buvo kažkas tokio. Skiri dėmesio, atsisveikini ir tada, kai aš tave gyvai tavo salonę pakviečiu ateik pas mane pasikalbėti, aš žinok negalėjau po to patikėti, kaip tu paprastai atsidarai savo žurnalą, pažiūrėjai savo laikus, kaip tu į mane sureagavai. Net jeigu būtum pasakęs, ne, būtų viskas okei buvę, bet aš žinok grįžau namo, sakau vyrui, aš negaliu patikėti. Tas pats Kęstas, kuris yra top Lietuvoj, šitai bendrauja. Ir žinok, aš niekaip negaliu suprasti, kaip tau pavyko išlaikyti tą paprastumą. Gerąją prasme paprastumą, ar čia vertybės, ar čia šeima. Iš kur, Kęstai, tu toks žemiškas? Čia daug dalykų, tarasme, aš kadangi esu užaugęs labai paprastoje šeimoje, mano tėvai buvo išsiskyrę, aš augau vien su mama, bet mano mama yra pedagogė. Tai tikriausiai tos tokios teisingos vertybės įdiegtos ir požiūris į žmonės, ir požiūris į daiktus, ir požiūris į aplinką, tai čia yra atėję iš jos. Tikrai. Tada man taip gyvenime pasisekė, kad aš Vilniuje buvau apsuptas visą laiką sėkmingų žmonių. Aš turėjau galimybę stebėti nuo pat jaunystės tuos tokius kažką pasiekusius skirtingose srityse, labai skirtingų žmonės su skirtingais požiūris ir turėjau galimybę mokytis iš jų. Tai aš mačiau ir labai gerus pavyzdžius, mačiau ir labai blogų pavyzdžių. Tai aš turėjau labai gerą galimybę atsirinkti ir suprasti, ko aš noriu būti. Kitas dalykas, ta žvaigždžių liga kažkokia, vienu momentu tai tikrai pas mane irgi buvo. Tarsi, bet aš tiesiog ją labai jaunas persirgau. Tarsi, kaip pas tave ten, sakau, man buvo, nežinau, 23 metai, kai pas mane jau užrašymai buvo, nežinau, 3 savaitės į priekį. Tai čia mes kalbam prieš 22 metus Vilniuje. Tarsi, nes pradėjot kalbas, kad yra kažkoks berniukas iš Šiaulių, kur ten kažką tai gerai daro. Ir tarsi, tos visas srautas pradėjo eiti. Tai tarsi, aišku, kad tie sparnai, jie augt pradeda. Ir tada tu pradedi galvoti, kad, oi, tai aš čia galiu vėluoti, aš čia galiu savo leisti, nežinau, neateit, aš čia savo galiu leisti kažkaip tai ten bendrauti vienaip ar kitaip. Bet čia vėl aš turiu dėkoti savo aplinkai tuometiniai, savo draugam, artimųjų ratui, kurie iš karto sakė, pala, stabdom viską. Ir sakau, kaip mes kalbėjom su tavim prieš pokalbį, kad mano vienas iš tokių gyvenimo kredo, kad aš niekada, tarsi, aš noriu, kad pas mane žmogus sėdėdamas kėdėjais jaustųsi žvaigždė. Ar pas mane sėdėdamas ant tos mano sofos ar per primatavimą, o ne aš ten turiu būti žvaigždė. Ir kitas dalykas, sakau, dėl to, gal už tai, kiek aš ten esu turėjęs kažkokių teliko laidų, kiek aš esu turėjęs to viešo išėjimo, aš iš tikrųjų nesijaučiu gerai. Nes aš manau, kad aš tikslingai ir pasirinkau specialybę, kur mano žinomumas yra per darbą. Aš esu kulisių žmogus. Man patinka viską padaryti ir išmest. Ir tegul kiti vertina, tegul kiti žavisi, tegul kiti kalba. Bet manęs ten nėra. Ten yra tik tais mano įdėtas darbas ir įdėtas mano idėjos, mano ta visa dvasia, bet kitas žmogus tai reprezentuoja. O aš galiu savo sėdėti su pilku megztiniu toliau ir man labai gerai jaustis ir džiaugtis rezultatais žiūrėdamas ten Insta ar socialinę mediją, ar teliką, ar kažkokius ten renginius, nes iš esmės tos liaupsis jos pereina tik tais per mano darbą. Manęs pačio visiškai netrigerina. Tai sakau, tai gal tas irgi įtakoja, kad, sakau, aš kažkaip gyvenime šiaip labai, aš iš tikrųjų su savimi labai stengiuosi dirbti. Aš iš tikrųjų, tai mano vienas iš tokių
tikslų gyvenime, kaip aš sakau, ten atmetus profesionalumą, neprofesionalumą, aš visą gyvenimą norėjau būti labai geras žmogus. Taurasi, čia yra pats svarbiausias dalykas, man atrodo, ko mes visi turim siekti. O visa kita yra, mes tiesiog aplinkui apsistatom visais dalykais. O ką reiškia geras žmogus, Kęstai? Man atrodo, tas, kuris geras tiek savo, tiek ir aplinkai. Taurasi, čia, kaip aš sakau, tuo geru žmogum būti, čia yra ilgas procesas. Čia tikriausiai gyvenimo pabaigos, tie, kurie susimastom apie tai, tai tiek ir mokysimės. Tai tiesiog geri tą gyvenimą visą. Ir geri aplinką, viską. Dedi stengias duoti savo. Aš dabar mokaus tą savo duoti daugiau, ne tik tais aplinkai. Nes labai daug metų aš tiesiog savęs visiškai nemylėjau, buvau save pamiršęs ir man atrodė, kad viską, ką aš darau, tai yra labai labai svarbu. O tas, kas lieka man ten nuo mano darbų, tie trupiniai visi, tai jie nėra tokie svarbus, tai man užtenka ten laiko kažką padaryti, kažką dėl savęs padaryti ir viskas. Aš žinau, kaip tik norėjau paklausti ir manau, tas klausimas labai susijęs su tuo, ką dabar kalbi. Norėjau paklausti apie tą kainą, žinai, verslo kūrimo, nes yra pliusų akivaizdu daug, bet yra ir minusų. Ir tie minusai gali būti tiesiog ta kaina. Kažkam gali būti galbūt santykiai plačiaja prasme. Praleidi gimtadienius draugų, praleidi dar kažką. Gali būti ramybės praradimas, gali būti psichologinės sveikatos praradimas. Ar tu jauti, kad moki kažkokią kainą arba mokėjai, pavyzdžiui, pratyje už tai, kad galėtum džiaugtis dabar savo sėkme? Vėlgi, nutarėsi, žinai, Juste, pirmiausia dėl tos sėkmės. O kas yra ta sėkmė? Kas yra ta sėkmė? Tarsi, man kaip čia pasakyti, man dabar, kaip aš dabar gyvenu gerai. Man patinka, kaip aš dabar gyvenu. Man patinka mano dabartinis ritmas, mano gyvenimo būdas. Kažkam iš šalies tai atrodys čia didžiulis pasiekimas. Kažkam iš šalies sakys tiesiog idiotas. Tarsi, neturintis gyvenimo, 42 metų vis dar plėšosi dėl ten pinigų, dėl garbės, dėl kažkokių ten dar kitų dalykų. Tai tarsi, tiesiog mes visi turim skirtingą požiūrį ir man atrodo pats svarbiausias dalykas gyventi savo gyvenimą, pradėti. Ir jeigu tau esi tinkamas, tai tu ir važiuok tą vagą. Ir tu ten nesiaiškink aplinkai, kad tu ten kažką gerai ar blogai darai. Bet kad faktas, kad mano gyvenimo būdas, jisai turi kainą, ir ta kaina yra didelė. Tai vėl, tai yra, tu išvardėjai labai daug dalykų. Taip? Taip. Tai yra aš jau dabar, paskutinius kokius, nežinau, ten 8 kokius metus tikriausiai, aš griežtai esu pasisakęs, kad, pavyzdžiui, gruodžio mėnesį aš dirbu iki 23 dienos, iki 24. Nuo 24 aš tiesiog nebepriimu nieko, tai yra mano laikas iki sausio 4. Per savo gimtadienį gruodžio 17 aš niekada nedirbu, bet čia yra paskutiniai 8 metai. Tai reiškia, jeigu kitais metais bus 25 metai, tai 17 metų aš nešvenčiau gimtadienių, aš dirbdavau per kūčias iki vėlumos. Yra buvę, kad aš nevažiavau pas mamą Kalėdas, dėl to, kad buvo mano klientų vestuvės. Tai prasme, ir aš pasilikau vienas pats Vilniuje realiai ir ten atsimenu iš tikrųjų net atsimenu tą laiką, nes aš kažkaip save pradėjau ruošti, kad tai čia, kad susireikšmina visi dėl tų kūčių, tai, kad negalima tiesiog atsėsti prie stalo bet kurį ten kitą vakarą, tai čia problema, ir nevažiuosiu, ir ką. Ir aš atsimenu ten 24 dieną, aš pabaigiu darbą ten 7 vakarą ir ten galvoju, aš tada gyvenau Pilies gatvėje, kaip dabar atsimenu. Prieš mane buvo italų restoranas. Ir aš galvoju, ir ką, irgi atvarysiu ir vienas pats pavalgysiu, tai čia problema. Ir aš einu tą Pilies gatvę, tada aš dirbu Vokiečių gatvėje. Ir taip, aš esu vienas. Vienas prieinu prie Torestikas nedirba. Ir aš tai galvoju, ir gerai, ir užsakysiu iš Čili, ten tuo metinės, aš suvalgysiu pizzą, tai čia tos kūčios man svarbios. Ir aš skambinu ir niekas nedirba. Namie tuščia, maisto nėra, yra kūčių vakaras, tada aš neprisimenu, tikriausiai dar nebuvo gal socialinės medijos, tai tada dar nebuvo tokio verksmingos nuotaikos iki galo, bet jau išdėjau tau pradeda sėst. Ir aš tai galvoju, ir varau aš ten į kažkokį ten prekybos centrą ir nusipirksiu ir pasidarysiu. Aš atsimenu, kaip dabar aš atvažiuoju į Mindaugo Maksimą ir man taip palei nosį uždaro tas stiklinės duris. Ir aš pasilieku ir tas apsauginis rodo ten kažką man į laiką, ten vono durų.
Nu, žodžiu, aš tada į taksą sėdu ir sakau, jūs galite man vežti kažkokią, čia yra kas Vilniuje veikia per kūčias, ar čia neįmanoma niekur pavalgyti. Ir tas gerai, ten bandom kažkokį rimeką mane nuveža, žodžiu, ir aš vaikštų vienas pats po tą rimeką, aš ir 2 bomžai. Ten tipo. Ir tas pardavėjas su tokiu perkreiptais, tais veidais, tas ten per tų mišrainius skyrių, ten tipo deda. Ir aš atsimenu, aš grįžtu namo ir aš galvoju, viskas, čia buvo pirmas ir paskutinis kartas. Kas be atsitiktų, aš per kūčias būsiu su šeima. Tai čia atsakau, kai tu gauni tokią gerą smūgį į veidą, kai tu nesusimastai iki to, kad tai atrodo, koks šis skirtumas. Tai tada tu pradedi kitaip truputėlį mąstyti. Bet sakau, tų smūgių tikriausiai, kad mano gyvenime jų buvo pakankamai daug. Ir iš aplinkos, ir iš, kaip tu sakei, ten, draugų gimtadieniai, kažkokios jų asmeninės šventės, kad aš arba vėluoju belė kiek, arba aš neatvažiuoju, arba man pasikeičia planai, nes pas mane ten kažkas grūna. Aš tada ypatingai, kai buvau jaunesnis dar, tai aš dirbau dar apart savo darbą, dirbau su telikais, tu pati žinai, ką reiškia dirbti su telikais. Kažkas važiavo, nedavažiavo, tada kažkas nenori rengtis, force majoras, tu viską meti, tu bėgi ten kitur. Tarsi, tai aš daug dalykų manau, kad esu paaukojęs, bet gal nepaaukojęs. Aš iš tų dalykų visų tiesiog turėjau geras gyvenimo pamokas. Tai kur aš dabar tiesiog atsukus atgal laiką, ar aš kartočiau, jeigu nemeluojant, tikriausiai, kad kartočiau. Nes kaip ten sako, protingi mokosi iš svetimų klaidų, tai aš matyti tas durnius, kuris mokosi iš savų. Bet man tos mano klaidos, matyti, jos būna tokios nebūtinai klaidos. Tie veiksmai, aš tiesiog matyti turiu pats pergyventai, pats atsisėst, su savim pabūt, susikratyti, kas įvyko, įsivertinti, kas buvo gerai, kas buvo blogai ir tada pats priimt sprendimą. Tai aš iš aplinkos nelaukiu tokiais klausimais, nei palaikymo, nei kažkokių pamokslų, dar kažką, nes aš pats pakankamai suvokiu adekvačiai, kaip aš elgiuosi ir ką aš darau gerai ir blogai. Vau, istorijos, žinai, dabar galim pasijuokti, bet šiaip tai graudu atrodo iš šono. Bet kalbant apie dar tą kainą, šiaip aš kiek esu kalbinu žmonių, nepaisant to, kad jie myli savo veiklą, dirba daug metų. Žinok, vis tiek visi sako, kad tam tikrų metų ateini prie kažkokio perdegimo. Nepaisant to, kaip myli veiklą, bet tu negali varyti 20 valandų per parą, ten 20 metų. Tai žinai, man klausimas, tu kažkada jautei, kad perdegiau, nebenoriu eiti, nebenoriu kirpti, nebenoriu daryti to. Ar tu esi tas laimingasis, kuris išvengia to ir nepajauti, ką reiškia nebemylėti savo veiklos? Kol kas aš neturėjau tokio laiko, tikrai atvirai sakau. Bet aš manau, kad prisidėjo tai, kad aš turiu labai daug veiklų. Jeigu aš tikriausiai tos 25 metus tik tais būčiau kirpęs, greičiausiai tas perdegimas jau ne vienas būtų įvykęs. Kadangi aš turėjau per savo tą karjerą, pas mane buvo, aš dirbau ir su teatrais, ir su teliku, ir pats turėjau teliko laidas, ir dirbau su žurnalais, su viršeliais, su fotosesijom, su mada, su raudonais kilimais, su individualiais siuvimais, su individualiais klientais, apsipirkimais užsieniuose, žurnalo leidyba, tarsi labai daug skirtingų veiklų. Tai tiesiog gaunasi, kad tada tu peršoknėjai. Ir tu tiesiog čia, sakau, čia toks, žinai, matyt, smart kažkurioje vietoje decision yra tai, kad tu nustuminėjai tą visą dalyką. Nes tau tik tais man tikriausiai psichologiškai kažkas, kai pradėjo biškį atsibost, aš pasimdavau dar biškį kažką naujo. Tada tas atsibosta, dar vieną naujo, dar vieną naujo, dar vieną naujo. Ir tada, kai tu paimi kažką naujo, tu pirmiausia mokaisi. Tai tas pirmiausia yra užsidegimas, tą patį užsidegimą tu palaikai savo senoje veikloje ir tik tais, kai pradeda ten sėsti, tu tada pasimi naują veiklą, dar šalia tos. Ir už tai tikriausiai aš taip save psichologiškai apgaudinėjau tos 25 metus. Puikiai sekasi. Puikiai sekasi. Tai aš nenorėčiau, kad man taip atsitiktų, tikrai. Bet kaip aš ir sakiau, aš iš tikrųjų tai paskutinius tuos 4 metus aš save tikrai labai stebiu emociškai. Apart to, kad aš tikrai stengiuosi maks rūpinti savo fizinę sveikatą, kiek aš galiu, bet ir emocinę sveikatą aš labai žiūriu, kad neįvyktų to, kad tu stovi to daržovės veidų prie žmonių. O tu, Kęstai, pats sugebi užsimti savianalizę, tiesiog taip pareflektuoti, ar tiesiog nueini pas psichologą, kuris tau padėtų pasikalbėti, išsikalbėti? Aš dabar jau, kaip čia pasakyti, dabar šiai dienai aš darau tą pats ir manau, kad man irgi visai neblogai sekasi. Buvo laikas, kai aš vaikščiau prieš COVID pas
ne psichologą dabar galvoju. Psichoterapeutą. Jo. Tai man buvo irgi fainai, tai prasme, man buvo toks fainas experiences, aš atrakinau kažką savį tikriausiai naujo ir tikriausiai tą reflektavimą galva, va ten aš ir išmokau, mane ir išmokė tikriausiai va tuo klausimu su savim padirbti, kad biški sustoti ir pagalvoti. Tai prasme, ir tada, čia yra labai fainas momentas, dėl to, kad tu tada pradedi nebekaltinti aplinkos dėl nieko. Tu realiai, kitaip truputėlį žiūri viską. Tai sakau, tai šiai dienai aš nejaučiu didžiulio poreikio, bet aš nesu garantuotas, kad sausį bus kitaip. Ja. Pasilikti laisvės, kad gali būti visaip. Vienareikšmiškai. Kęstai, labai noriu pakalbėti apie kartų skirtumus. Man labai įdomus klausimas. Kalbu apie jaunimą, jaunąją kartą. Ir kodėl kalbu? Aš labai žinau tavo gerai tą istoriją atsiradimo, kur tu esi dabar. Koks tu buvai entuziastingas, kaip tu čiupai gyvenimą ragais, nagais. Ir dabartinė karta. Aš neturiu verslo, negaliu pasakyti, kokie yra dabartiniai žmonės, neturiu to kontakto, bet vis tiek pasigirsta kažkur. Jaunimas nori pinigų, nenori dirbti. Ir taip atrodo, kad visi piešia tą jauną kartą labai juodai. Lyg visi va tokie būtų. Supranti, ateina, pasako savo sąlygas, o nenori nieko daryti. Tu turi verslą ir manau jaunų žmonės, kurie nori dirbti pas tave. Kokį tu matai vaizdą? Aš matau, žinok, jį visokią. Aš tikrai nebūsiu tas, kur aš sakysiu, kad jaunoji karta yra kažkokia prarasta karta ar ten dar kažkas. Tai yra visiška nesąmonė. Aš visą laiką pirmiausia sakau, mes pamirštam visi tą būtent, dėl ko tas kartų skirtumas yra. Nes mano karta, mes esam tie, kurie realiai iki ten, nežinau, kokių 7 metų, aš dabar nepasakysiu to tikslaus laiko, bet gal netgi daugiau, kur atsimenam, kaip reikėdavo eilėse parduotuvėse stovėti prie dešrelių. Ir kai ten šlapenką pjaustydavo su to pačiu peiliu ir tada ten dar kažką darydavo. Tai atsimenam, kaip gaudavom siuntinius iš tėtų iš Amerikos. Ir kai tie siuntiniai atydavo, tie daiktai tau būdavo per maži, bet tu juos vis tiek nešiodavai. Dėl to, kad jie būdavo iš Amerikos. Tai mes visi iš esmės augom panašiai, su panašiom sofom, panašiom sekcijom, kažkokiom svajonėm, bet tos svajonės buvo pakankamai ribotos dėl to, kad mums vaikystėje mokykloje sakydavo, tu būk kaip visi, tu neišsišok, neturėk savo nuomonės, renkis vienodai, tipo, būk toks pat. Ir tas nepriteklius kažkuria prasme, mes jį atsinešėm į jaunystę, tada, kai atsidarė tą Europą visą. Ir kai tu suvokiai, palauk, čia man visi tą sakė, o čia tai žmonės gyvena. Aš atsimenu, pirmą kartą, kai aš nuskridau į Londoną, man buvo 18 metų, aš sėdėjau ant to soliuko ir aš negalėjau patikėti, kad aš čia esu pirmiausia. Antras dalykas, tu net nesupratai, į ką tu čia žiūri. Ir tu supratai, kad visos tos istorijos, kad žmonės gyvena visai kitaip ir aš noriu taip gyventi. Ir tu už tai pradėjai labai, tu supratai, kad yra galimybė dirbti, mokytis, užsidirbti, keliauti, turėti, ragauti ir taip toliau. Dabar su šita karta, kuriem yra, tarkim, tie patys, 25 metai, jie užaugo jau kitaip, jie nematė to. Jie matė tą Europą, jie supranta, jau jiem buvo sakoma, kad ne, tu būk išskirtinis, tu turėk savo nuomonę, tu renkis kitaip, tu turėk savo požiūrį, tu mokėk save parduot. Tik tais taip tu galėsi pasiekti kažką gyvenime. Tai automatiškai, kad jie užaugo ant to tokio oliziuko efekto, kai tave glosto, karpo visą laiką, tos 18 metų, tokius kaip tą banzai krūmelį. Ir tada tu išeini į gyvenimą ir tau čia kažkoks darbdavys sako, palauk, pradėsi nuo 600 eurų. Sakau, ne, nes aš taip negyvenu, aš taip nenoriu, nes aš noriu turėti viską iš karto. Tai čia yra pagrindinis dalykas. Tai aš sakau, aš tikrai nesu tas, kur sakau, kad čia yra prarasta karta, kur čia netalentingi jie tiesiog yra ambicingi. Kai kuriais atvejais, su kuo aš susiduriu, su per dideliu perdėm pasitikėjimu savim. Tai aš mėgstu su plaktuku tiesiog truputėlį padaužyti. Jeigu tas žmogus sulenda atgal, bet jisai toliau pradeda skleisti tuos lapus, tada aš iš jo galiu padaryti žvaigždę. Tarasme, ir tada jisai pasieks kažką. Bet aš mėgstu truputėlį jos panardinti į tą savo tokį truputėlį seną būvį, tam, kad žmogus suprastų, ko iš tiesų jisai nori, suprastų,
koks sudėtingas yra mūsų darbas ir koks jis yra atsakingas vis tik. Ir kaip aš sakau, aš visą laiką sakau per sunkimus, nesusireikšminkim, mes ne smegenų chirurgai. Tarasme, tai mes nedarom čia kažko tokio wow. Bet iš kitos pusės mes labai daug prisidedam prie žmogaus emocinės geros savijautos. Tai sakau, aš mėgstu tą tokį pračekinimą daryti, bet aš tai manau, kad iš tos kartos bus labai daug gerų dalykų. Tiesiog mes jau daugelis mūsų to nebesuprantam. Ir iš tikrųjų, tai tos visos kalbos iš tikrųjų ateina. Vien dėl to, kad mes jiem pavydim. Mes jiem pavydim tos laisvės, mes jiem pavydim buvimo savim, mes jiem pavydim čia ir dabar, mes jiem pavydim, kad jie pirmiausia sako, pirmiausia, tai mano asmeninis laikas, o tada jau darbas. Ir tu tada tas pyktis pas tu galvoji, aš tiek čia turėjau varyti ant tiek metų, o dabar snarglys kažkoks atėjęs. Bet iš tiesų tai yra pavydas. Nes mes toliau, tie 40-mečiai sėdim paskendę savo kompleksuose ir tipo tu galvoji dabar, jie varo tūsnes, jie turi galimybės, jie turi pinigų, jie turi galimybės užsidirbti, keliauti pigiai, nežinau, turi socialinę mediją, ieškotis draugų per visą pasaulį, tu gali tiek daug dalykų nuveikti būdamas čia ir dabar. O mes to neturėjom. O mūsų tas laikas jau yra išvažiavęs. Tai čia yra sakau, aš galvoju, kad tai yra, tarsi, aš pats tai taip jaučiuosi. Pas mane kartais, kai būna silpnumo akimirkos, aš save pagaunu ant to, kad aš tikrai jam to pavydžiu. Pirmiausia, pavydžiu laisvės. Jo, bet kita vertus, karjera irgi nepasidarys tik tai su pasitikėjimu perdėm, be patirties, vienareikšmiškai, be disciplinos. Taip. Pirmiausia, disciplinos, ta prasme, bet iš kitos pusės mes turim jam duoti laiko palakstyti, tegul palaksto biškelį, o tada bus kaip bus. Bet aš vienareikšmiškai, kaip sakau, nėra lengvų darbų. Ką tu be pasirinksi? Jeigu tu nori būti toj srity profesionalas, tu turėsi vienaip ar kitaip varyti po tą 12 valandų. Tu turėsi kažkurį laiką tą daryti. Nebus taip, kad tu iš karto ateisi ir čia pas tave mūsų atveju plaukia klientai, čia visi patenkinti, visi super happy. Aš kaip sakau, kol tu nepradirbi 10 metų, tai tu išsap, koks tu meistras. Tavęs ten nėra dar iš viso. Tu realiai darai klaidas. Kiekvieną kartą rizikuoji. 10 metų. Taip. Dabar pasakyk tu jaunimui 10 metų. Tai aš jam tą ir pasakau. Tai pasiunčia mane ant 3 raidžių nusisukę. Bet aš nemėgstu meluoti žmonėm. Tarsi, būna visokių talentų. Aš esu pats užauginęs kai ką, tiksliau prisidėjęs prie karjeros, kai kurių žmonių, kurie užaugo ženkliai greičiau. Bet iš esmės aš tuo klausimu žiūrint į savo specialybę, aš žiūriu labai rimtai. Aš labai rimtai žiūriu. Už tai aš sakau, nemėgstu meluoti, aš nemėgstu sakyti, kad čia yra labai lengva, aš nemėgstu sakyti, kad viskas greitai ateis. Bus visko, bus daug ašarų, bus daug nepasitenkinimo iš visų pusių, bet tu turi, arba tu užauksi tuo klausimu taip, arba tu per silpnas tai sričiai. Ir sakau, jeigu tu nori daryti karjerą mūsų srity, tai tu turėsi pasirinkti rankovės, tu turėsi labai daug visko aukoti. Dėl to, kad mūsų atveju, nesvarbu, kokio lygio tu ten bebūtum specialistas, ne klientai derinas prie tavęs. Tu derinas prie klientų. Po 25 metų, ir kaip tu sakei, ten su visais ditirambais ir taip toliau, po 25 metų aš savo atostogas planuoju pagal klientus. Aš savo laisvadienius planuoju pagal klientus. Aš nuo praeitų metų pradėjau dirbti kas antrą šeštadienį. Tai reiškia, 23 metus aš dirbau visus 100% šeštadienius. Ir man, kai draugai man sakydavo, tai ką tu čia negali sau leisti? Ne apie tai negaliu. Aš turiu labai daug klientų, kurie yra atvažiuojantis iš kitų miestų arba atskrendantis iš kitų šalių. Tai yra pagrindinė jų diena, kada jie dažniausiai atvarė penktadienį vakare, šeštadienį susitvarkė, atbuvo Vilniui, sekmadienį išskrido arba išvažiavo. Tai aš toliau vis dar derinus. Tai vis tiek aš tą kas antrą šeštadienį dirbu. Žinai, paklausius atrodo velniop. Ne, paklausius atrodo svajonių gyvenimas. Jo, bet kai tu papasakok, 23 metus, neturi laisvų savaitgalį, apie ką mes kalbam. Bet tai yra ir kaina, tai yra akivaizdi kaina. Taip, bet sakau, matai, jūs tave atsakau, kaip kas matuoja tą kainą, kaip tu tą įvardinsi, jeigu kaina yra per didelė, dažniausiai tu neištemsi. Nemokės. Žinok, aš vis tiek pirmiausia žiūriu, bent jau tave taip iš šono atrodo, kad pirmiausia tai yra tavo aistra gyvenime.
Pirmiausia, tai yra tas, kas yra, tai yra mano gyvenimo būdas. Jo. Manęs, kai daug kas klausia apie darbą, aš laiką sakau, nebe darbas. Per tiek metų tai yra esu aš. Viskas Ir viename. taip, daugelis ten ir viešumo, ir mano klientų tą, ką mato, taip, ten, kaip aš sakau, tai yra tas sukurtas Kęsto personažas. Kažkoks savotiškas. Taip, nes man daug kas sako ten. Nu taip, net nebeklausiu, kaip tu gyveni, aš visą laiką sakai, gyvenu gerai. Nu dėl to, kad žmonės atėję pas mane į saloną, jie nenori girdėti mano problemų kažkokių. Nu aš nematau, aš net neleidžiu savo tokių dalykų daryti. Tarasi, aš laiką savo asistentams sakau, visiems nusispjaut, kad tavo šuo numirė šiandien. Jei reikia nusidažyti šaknis. Tai tu tiesiog darai darbą savo, su šypsena veide, o paverksi po to, kai pabaigsi. Arba tiesiog neik darbą. Bet tu turi būti tas psichoterapeutas. Taip. Ar ne? Taip, taip. Aš pakankamai sakau, aš vėlgi tą sritį, man yra labai įdomi tas sritis. Aš šiaip man taip atrodo, jeigu aš nedirbčiau savo darbo, ką aš darau, manęs dažnai klausia ten, ką tu norėtum daryti, aš galėčiau daryti labai daug dalykų. Aš tikrai galėčiau, pavyzdžiui, aš mielai studijuočiau psichologiją. Ir manau, kad visai mane blogai sektųsi, nes aš mėgstu klausyti. Aš galėčiau tikriausiai dirbti pardavimuose. Aš galėčiau dirbti tikriausiai su marketingu, nes kūryba pas mane galvoje visą laiką verda. Nežinau, su daug dalykų. Nepražūtum, Kęstai. Ne, aš tikrai nepražūčiau. Aš tai, žinai, šiaip ir tavo Instagramą, ir Facebooką pražiūrėjau, ir tavo nuotraukas, postus. Žinai, norėjau susidaryti tą įspūdį, kas tau gyvenime svarbu. Ir pamačiau, kad draugai tavo yra labai svarbi gyvenimo dalis. Bet man labai patiko vienas sakinys po postų. Ten buvo nuotrauka su drauge. Ir tu rašai, kad reikia kiekvienam turėti tokį žmogų gyvenime, draugą, su kuriuo būtų smagu ne tik šampaną Monakai išgerti, bet ir pas močiutę kaime blynų suvalgyti. Ir aš galvoju, per šitiek metų tiek žmonių sutikta, prabangos matyta, pats gyveni tame. Ir tu vis tiek pirmiausia atrodo renkiesi tikrumą. O jo, čia man yra pats ras dalykas. Bet vėl, tai kaip aš sakau, reikia truputėlį, nes daug kas dėl to ten tipo, nu kad maždaug ten, jūs ten toks paprastas ar ten nepaprastas dar kažkas. Tipo, ar ten turėjau vakar ten vieną tokį susitikimą su vienais žmonėm ir paskui man sako, bet aš apie jūs visai kitokį įspūdį buvau sudaręs, aš įsivaizdavau, kad jūs kalbėsite tokiam aukštom materijom ir taip toliau. Tarsi, dėl to, kad žmonėm asociuojasi mano darbas kažkokia prabanga. Su prabanga, kad aš sėdžiu čia su šampanais, apsistatęs, brandais, važinėjau su tam tikrom mašinom, valgau tam tikrose vietose ir važinėjau tam tikras keliones. Tai taip tikrai nėra. Tarasi, tai man iš esmės pats svarbiausias gyvenime dalykas tai yra tas tikrumas, kaip tu sakai. Tarasi, taip, aš neslėpsiu, man patinka geri daiktai ir man patinka gražios vietos ir man patinka, ten nežinau, kas čia dar, man daug dalykų patinka. Skanus maistas, ar taip, vynas, taip, viskas, taip, ta prasme. Bet iš kitos pusės tai nėra tas variklis, dėl kurio aš gyvenu. Tarsi, tas buvimas su žmonėm, kuriuos tu myli ir kur tau nereikia prieš juos vaidinti kažko. Ir dažniausiai net nereikia tau niekam nieko sakyti ir jie jau supranta, kas pas tave vyksta. Kai tau nereikia prašyti pagalbos, o jie tiesiog tą viską daro tyliai ir tu jau žinai, kad tam tikri procesai vyksta. Tai čia tai, dėl ko gyvenime mes turim irgi visi siekti. Žmonės. Tų žmonių mano gyvenime žmonių, žiauriai fainų yra be galo daug. Tiesiog mano pati specialybė mane įstatė į tą žmonių be galo didžiulį srautą. Man teko bendrauti su labai daug kuo. Bet tas tikrasis Kęstas, kuris yra tas tikrasis vidinis, nedarbinis, tai jis turi jų labai nedaug. Labai, labai nedaug. Aš galėčiau suskaičiuoti ant pirštų. Kuo aš tikrai pasitikiu, kas 100% žino mane visapusiškai ir taip toliau. Ir su kuo man šiaip yra gera būti. Tai ta prasme, tai čia aš labai stengiuosi irgi atskirti visą dalyką. Nes aš manau, kad su tavim daug kas norėtų pabendrauti. Ne, tai šiaip aš bičiulių, kolegų, pažįstamų, klientų ratą, aš turiu be galo dėlį. Čia mes kalbėtume apie 10 000, nežinau, žmonių, 100 tūkstančių. Tarasi. Bet ir man visą laiką, aš kai buvau jaunas ypatingai, tai man buvo tas labai smagu būti.
Man buvo smagu va, tas atpažįstamumas, tas visas, kad visiems įdomu. Ir manis iš tikrųjų, aš kaip aš sakau, aš turiu ir dabar tą charakterio savybę, iš tikrųjų, tai aš labai myliu žmonės, iš esmės žmonės. Man yra, iš tikrųjų, žmogus yra tas padaras, kad man yra įdomus. Man yra įdomu stebėti, man yra įdomu klausyti, man įdomu matyti jo elgseną, man įdomu, kaip jisai rengiasi. Čia ir profesiniai tikriausiai dalykai prie to prisideda, bet man visą gyvenimą buvo tas įdomu. Tai dabar po tiek metų aš jau turiu tą tokį, kaip aš sakau, savo tą daugiau privataus gyvenimo. Ten, kur aš noriu būti. Dėl to manęs ir nebėra nei telikose, nei laidose, nei kažkur žurnaluose. Nes man atrodo, kad aš tiek, kiek man reikėjo iškalbėti, aš iškalbėjau. Taip. Kažko tokio naujo, kas pas mane vyksta, nevyksta. Tik aš dabar tą pačią gaidelę dainuosiu, eidamas. Kitas dalykas, aš, kaip aš sakau, nebeturiu nei noro, nei energijos ir man atėjo laikas, kai man pradėjo nebepatikt, kai pirštais tave bado. Čia ir branda, aš galvoju, tam tikrą prasme, ir mokėjimas ribas gal nustatyti. Ką tu kalbėjai, pažiūrėjau, apie žmonės. Mes su Žičku Medvardu kalbėjom prieš keletą savaičių ir sako, prieš porą metų, sako, labai atsisijo žmonės, nes supratau, kad kai kurie tik tai renginuką nori nueiti, kur, žinai, kur faina, linksma, ir tu nebenori, nori nuoširdžių pokalbių, tikrų pokalbių. Su tais renginukais tai mano yra atvirkštinis variantas, nes renginukus tai kaip tik aš nebenoriu eiti ir aš nebevaikštau jau ne vienerius metus. Iš tikrųjų tai einu tik tais ten, kur organizuoja mano tikrai kažkokie artimi bičiuliai ir kur noriu palaikyti, kas būna labai retai, arba kažkas iš partnerių, iš klientų, kur irgi tiesiog norisi grąžinti tokią skolą. Taip. Ta prasme. Tai irgi ir dėl to man, kai manęs klausinė, tai kodėl ten, ar tau sunku, ar tau kodėl nebeįdomu. Nes nebeįdomu, nes tie patys žmonės, tarsi, kiek galima, aš nebenoriu stovėti su tom taurėm, nebenoriu fotkintis prie tų senelių, nebenoriu ten kažką ruoštis, kažkam įrodinėti, nebenoriu, kad prie manęs klijuotų epitetus, etiketės, kažkokia prabanga, aukštuomenė, ten dar kažkokių nesąmonių, nes aš niekada to nesiekiau ir aš niekada toks nebuvau pirmiausia. Tiesiog tai buvo vėlgi, renginiai buvo mano darbo dalis. Aš ten eidavau dėl to, kad tu per ten susitikdavai žmonės, kuriuos tu galėtai pakviesti pas save, ir čia būdavo toks irgi tinklinis marketingas. Taip. Čia toks kaip Oriflame kosmetikos platinimas vyko. Tai realiai tie renginiai taip atsirado, tada pati pradžia jų buvo, tai mes iš viso mes buvom jauna visa chebra, man buvo po 20 kelis metus. Fine. Nes realiai tai pabaigdavom darbą, eidavom nemokamai gerti ir valgyti. Tarasme, ir dar tave fotkina ir tave klijuoja ant visų žurnalų, tai čia buvo šakės, tarasme, va tada ir buvo, tu tiesiog toks superstar jautiesi, tipo, tarasme, ir čia su Agne Jagelavičiūtė, iš tikrųjų, tai čia mes turėjom tokį crazy laiką, tarasme, tai, kaip aš sakau, ar aš norėčiau suk laiką ir pakartoti, tikrai ne, bet kad jisai buvo nuostabus ir linkėčiau visiems turėti jo bent 50% tokio, kokio mes jį turėjom su draugais, tai tikrai taip. Kęsio, kas tau yra gyvenime prabanga? Mes labai daug kalbėjom apie šitą savoką, bet kas iš tikrųjų tau yra prabanga tikroji? Laikas. Laikas, bendraja prasme. Nesvarbu, ar jisai darbui skirtas, ar jisai asmeniniam gyvenimui skirtas. Laikas yra prabanga. Nes laikas eina labai greitai. O norų turime labai daug. Visi. Kiekvienas iš mūsų. Ir sakau, didžioji problema mūsų visų bendrai žmonijos yra tai, kad mes ant tiek viskas stengiamės greitai ir gerai labai daryti, kad mes tiesiog nebesimėgujam procesais. Ir tada tau, vieną tiesiog dieną tu suvoki, kad ir kažko tavo aplinkoje nebėra, ko tu visiškai nesitikėjai. Ir kažkaip, sakau, tada tom akimirkom yra taip skaudu ir tada tu save labai griauži, kad tu per savo tą visą dalyką, tu neskyriai pakankamai laiko, kad tu nepaskambinai, o gal reikėjo, kad tu nesusitikai ir nenuėjai vakarienės, o gal reikėjo, tu netrašiai žinutę, tu. Tiesiog. Bet iš kitos pusės, kaip aš sakau, čia yra pamokos, čia yra gyvenimas, čia yra pamokos iš esmės. Tai aš savo labai linkiu mokytis, nenustot mokytis to. Išgyventą laiką.
Žinai, tu dabar kalbi ir aš nenoriu vis tiek paminėjai Agnės vardą ir kažkaip nesinori lysti į tą temą ir kalbėti, bet akivaizdu, kad žmonių šeimas kažkaip paveikia mus be proto. Ir aš pamenu, kad paauglystėje palaidojau savo vieną geriausių draugių ir vat ką dabar tu kalbi, kartais tiesiog užsisuki rate ir pagalvoji, kad tas žmogus nebeturi galimybės džiaugtis, liūdėti, verkti. Tai aš kaip suprantu, paveikia be proto stipriai. Permąstyt gyvenimą. Jo, labai smarkiai. Bet iš tikrųjų kiekvienas, tas Agnės šeimas, tai iš tikrųjų man jis buvo labai asmeninis. Čia yra asmeninis dūris man tiesiai į širdį buvo, nes mes užaugom kartu su Agne. Mes buvom tokie kaip brolis ir sesuo susiklijavę. Mes paskutinius kelius metus, tai mes iš tikrųjų ten bendravom mažiau, bet ne esmė, čia ne tame yra esmė. Esmė, kad buvo laikas, kai mūsų ta draugystė buvo labai tikra. Tikra. Tai tai buvo tas didžiulis smūgis ir sakau, dabar kiek jau, beveik 2 metai ir tas, kaip čia pasakyti, nėra tikriausiai, nenoriu mėtytis tom frazėm, kad nėra dienos, kad nepagalvočiau, tikrai nėra taip, kad galvočiau kiekvieną dieną, bet kad yra tam tikros ar šventiniai laikotarpiai, dar kažkas, kada aš tiesiog pagalvoju apie ją ir prisimenu ir dabar jau gal labiau su džiugesiu, tokiu, bet iš tikrųjų su begaliniu pasilgimu to žmogaus. Ir čia sakau tada, kada tu suvoki, kad čia ne tas variantas, kad tu, nebendravom kelis metus, o dabar susitikom, taip fainai, kaip susitikom, jo. Tiesiog, kad niekada nebus to susitikimo. Niekada. Tai tiesiog už tai sakau toks, čia matyti ir amžius ateina, kai tu pradedi truputėlį gyventais prisiminimais. Ir sakau, bet ne tik Agnė kažkaip paskutinius tos kelius metus iš tikrųjų tų tokių netekčių mano gyvenime, gal ne tokių artimų, bet pakankamai artimoje aplinkoje, iš klientų ir iš kažkokių bičiulių ir iš pažįstamų jų buvo. Tai tikriausiai, kad mes su draugais neseniai kalbėjom, kad sakiau, ateina tas laikas, kai mes patys perinam į tą amžių, kai pradeda birėti aplink tave tos domino kaladėlės. Ir tiesiog čia tada tu tikriausiai tu turi sustoti ir labai gerai įsivertinti savo tą aplinką, tuos labai savo svarbius žmonės ir jiem pradėti tą dėmesį labai teisingai dalinti ir tą laiką teisingai dalinti. Nes tu suvoki, kad jisai dabar jau tampa labai suspaustas, labai limituotas. Tai tvarsi, kad paskui netektų labai ilgai save griaužti, nors iš kitos pusės tikriausiai netgi, nežinau, jeigu tu tikriausiai su žmogum gyveni ten diena iš dienos ir po tokių įvykių tu vis tiek tikriausiai pagalvosi, kad blemba vis tiek aš to nepasakiau, taip norėjau pasakyti. Bet čia, sakau, čia yra žmogiška, bet labai liūdna, labai liūdna. Bet iš kitos pusės, tada, sakau, čia reikia, pozityviau viską žiūrėti. Taip. Tada mes turim, tie, kurie mes likom, mes turim tos prisiminimus nerealius. Už tai, kaip aš sakau, kaip yra svarbu išgyventi tuos etapus visus savo gyvenimo. Ir tą jaunystę, ir tą brandą, ir nežinau, ir santykius bet kuriuos, ar asmeninius, ar draugų, ar kolegų, ar dar kažko. Bet tiesiog maksimaliai išgertą taurę. Maksimaliai išgert. O tada lieka tie prisiminimai. Tai tada su jais mes vis tiek, žmonės tokie padarai, mes per juos ir užpildom save, juk, per kažkokias emocijas. Aišku, čia kaip aš sakau, kai mes su Hebra, kai dabar jau susitinkam ir kai atsisėdam ir ten tipo prasideda, o tu atsimeni tada, tada, kai mes ten ėjom. Ir aš kiekvieną kartą aš sėdžiu ir galvoju, o siaubas, vėl ten kokią 8 kartą, nes kažkas naujas prie stalo sėdė ir vėl tą pačią istoriją, čia yra tokia senatvė, aš nenoriu šito girdėti, dėl to, kad tu truputėlį pradedi gyventi praeitim. Tai kaip aš sakau, nesvarbu, kad tu gyveni, kad mes jau tokio amžiaus, kad gyvenam truputėlį praeitim, tai aš noriu dar labai daug dalykų padaryti į ateitį. Žinok, Estai, atvirai kalbant, šitoj vietoje netgi norėčiau užbaigti pokalbį. Nes laikas spaudžia. Žinok, laikas, bet dažnai būna užduodu kokį baigiamąjį klausimą, žinai, kaip įsivaizduoji save ateityje, ko norėtum savo palinkėti ir panašiai, bet dabar, ką tu pasakei, iš vienos pusės kitiem gali atrodyti, kad, o Dieve, mano kaip liūdnai pabaigti pokalbį, laidą, bet tu pasakei
esmę, kurios negalim geriau pasakyti. Ir nežinau, galiu paklausti, koks būtų tavo linkėjimas savo, kitiem. Bet tai, ką tu pasakei, tai yra esmė. Nu, tai yra esmė. Vertint, kad turim čia ir dabar. Džiaugtis šeima, savimi. Tai ir kaip tu sakai, visa prabanga nublanksta iš tikrųjų prieš tai, ką turim šią akimirką. Tai... Taip, nes neapsistatyti, jeigu, kaip aš sakau, aš gyvenime tiesiog esu pakankamai daug matęs pakilimų ir kritimų, kalbant apie tą materialią prabangą jo. Ir išgyvena ir pasiseka tiem žmonėm, kurie niekada nestatė to į pirmą planą. Tai va čia va būtų mano palinkėjimas, va tikriausiai. Nors tu to neklausi, bet aš vis tiek pasakysiu, kad neužsikabint medalių dėl rankinių kainų, nes visiškai iš tikrųjų nieko nereiškia. Tarsi reikia mėgautis gyvenimu. Taip, jeigu tu gali sau leisti gyventi gražų, tai čia yra super, viskas fainai. Bet iš kitos pusės, tie emociniai dalykai, kurių mes negalim nusipirkti, jie iš esmės, jie neturi būti nustumti į antrą planą. Jie turi tiesiog eiti kartu koja kojon su tuo, kaip mes atrodom, kur mes valgom, ką mes geriam, kur mes važiuojam, ką mes vairuojam. Tai ta prasme, tai va jeigu man atrodo irgi va tą balansą išlaikyti, va tada yra tikriausiai tas kažkoks plius minus laimės formulė, kurią mes turėtumėm kiekvienas iš mūsų turėti. Bet neužsikabinti vien dėl to, kad tu šiandien turi galimybę turėti rankinę, kurios vertė 15 000, tu tikrai nesi geresnis už mane. Nuostabu, žinok, labai labai noriu tau padėkoti. Turiu paskutinį klausimą. Ką veiksi po to? Dabar? Aš tiesiai važiuoju į darbą. Aš dabar net neturiu laikrodžio, nes nenoriu nervuotis, nes tikriausiai jau vėluoju. Tai Kęstai, nuoširdus, didelis ačiū. Labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę pas tave ateiti, pabūti tavo nuostabioj magiškoj erdvėj ir labai noriu padėkoti už tą paprastumą ir jausmą, kad nebūtina būti milijoniere, kad galėtum ateiti ir iš tikrųjų pasijusti karalienę. O, kaip fainai, va čia tu dabar jau taip gražiai pabaigai. Ne, iš tikrųjų, tai ačiū tau, ačiū, kad pakvietei. Kažkaip atrodė, kad, kaip aš sakau, aš kadangi toks nesu dabar vaikščiotojas paskutiniu metu, tai man atrodo, kad tokie paviršiniai visi dalykai, ką mes čia kalbėsim ir iš tikrųjų kažkaip truputėlį giliau viskas buvo. Tai ačiū tau už tai, ačiū už laiką, labai buvo fainai. Ačiū labai, Kęstai.